ką, pradedam. Ir pirmas atgautas mūsų kamuolys. Ir pirmoji ataka finale. Tai priminsiu, kad čia praeitų metų pakartojimas. Komandos buvo susitikusios finale. Ta kartą nesustabdėm štai šito žaidėjo dabartinio to kamuolio. Izdieno, kuris tikrai siautėjo tam finale, geros formos buvo. Ir tada leidžia į priekį. Matysim, šiandien nauja istorija. Nežaidžiam mes po visos savaitės playoffų, kaip buvo pernai metais. Žaidžiam. Gerai pasiruošę, manau. Tromelių yra, Artomo nėra nuo tų pačių varžybų su Žalgiriu. Daugiau plius minus visi sveiki ir tikimės, kad viskas yra gerai. Armandas grįžta prie kamuolį. Žaidžia, staptelė, grįžta. 5 sekundės atakai. Tai toks atgyvena metimas ir nėra. Gerai. Na, sudėtingas, bet neperdavinėjo kamuolio kitam, nes laikas atakai baiginėjasi, tai tiesiog reikėjo rinktis metimą. Čia Izdienui netikrus metimas, atsiprašo komandos draugų už tokį metimą. Na, taip, yra tas niuansas, kad jeigu kas trims kamuolį. 4-0. Namus bus traktavimas. Čia tai žingsnių riba buvo. Grįžta. Turi. Gaila, nesusikalbėjimas. Kažkas norėtų taškų, bet taškų nėra. Grįžtame į puolimą. Didelis akcentas matosi tas Armando. Armandas meta tritaškį ir 3 baudos metimai. Nu, matosi komandos pasiruošusios. Namų darbus padariusios. Ir bus toliau įdomu stebėti. Ir Armando 3 baudos metimai. Tai yra pirmieji taškai Tornados, žaidus 2 minutės. 4-1. Žalgiris turi 2 komandės, mes neturime vienos kol kas. Žaidimas taip pat taiklus. Trečiasis. Tikėkimės nesikartos. Tai, kas buvo vakar, tas buvo netiklus baudos metimų, apskritai tų baudų metimų metėm nedaug. Ką pasiūlė Žalgiris. Po pirštų, Orestui. Čia sudėtingas metimas. Nekovotas kamuolys. Daug emocijų iš Žalgirio suliko. Čia Karis. Iššūkis grįžai. Štai tokia išarmino. Geras sprendimas, nežais toliau kamuolio. Varytis pačiam, kartais reikia tokių. Tai čia vienas, Orestui. Trumpas metimas, gerai. Ir atkovotas mūsų kamuolys. Kol kas Izdienui tritaškai nekrenta, tai galima duoti tokius metimus. Grįžta, špagavo. Žaidimas Kauno komandoje ant parketo žengia 13 numeris Marius Bulanovas.
Armandas. Grįžta. 8 sekundės atakai. Neišysna kamuolį. Lieka 1,3 sekundės. Kas iš kamuolį? Gerai, štai surado. Ir taškai. Tai čia toks praeitas metimas. Ir 8-7. Grįžtam. Yra teisėjų. Galėtų imti šilpuką ir teisėjau. Štai toks atsakymas. Tai toks atsakymas iš Armino. Gerai. Tada negalės atsitraukti žaidėjai nuo jo. Ir aikšteliais Ąžuolas pas mus. Čia pražanga tam. Toks palaikymas buvo. 8 sekundės liko Railys. Pasižengė pirmąjį kartą. Pirmoji Tornado krepšinio mokyklos komandinė pražanga. Keitimas Tornado komandoje ant parketo pasirodo 92 numeris Ąžuolas Hopenas. Ir Žagrečiai išsimetinės kamuolį. Keitimas pas mus gerai atidirbusio Orestą keičia Ąžuolas. Čia pražanga. Taip. Tai yra ketvirta Žalgirio pražanga komandinė. 8 numeris Justas Mazaitis prasižengė antrąjį kartą. Ketvirtoji krepšinio mokyklos Žalgiris komandinė pražanga. Ir Tomas išmetinės kamuolį. Ąžuolui. Ąžuolas iki galo. Čia išlydo kamuolys. Čia bus dėjimas į kitą pusę. Ten nepavyko. Taigi, čia gavom dėjimą savo krepšį, nieko tokio. Toks yra žaidimas. Ąžuolas. Ir pats metą pamuoja. Šaunuolis. Dienas. Atgal perdamas į dieną. Ir kol kas statiška ataka Žalgiriečių. Išmuštas kamuolys, bet Tomas pasaugoja. 13 sekundžių dar atakai. Ąžuolas. Slidinė, šiaip ant aikštelės 6. Ir štai tokį metimą renkasi Ąžuolas. Ir čia niekas nepakovoja. Kažkas neišvalė aikštelės. Nes slidinė abiejose pusėse žaidėjai. Ir 10-14. Vėl tokios metimai į dieną. Dar vienas metimas į dieną. Ir vėl netaiklus. Ir grįžta. Ai, čia. Pražanga grįžta yra. Antra pražanga. Keitimas ir... Keitimas Kauno komandoje ant parketo grįžta 4 numeris Kairas Mikolauskas ir 24 numeris pasirodė aikštelėje Jokūbas Rudaitis. Tornado komandoje ant parketo pasirodė 35 numeris Gustas Kučinskas. Žalgiriečiai. Kancevičius nėra pažadėčias aikštelį. O čia kojos mestas į priekį ir teisėjai traktuoja, kad tai yra... Tomas Rinkus prasižengė pirmąjį kartą. Kad tai yra pražanga. Mantas Juzėnas.
Mantas Juzėnas. Žaidimas Kauno komandoje ant parketo pasirodė 25 numeris Martynas Kancevičius. Martynas Kancevičius. Labai įdomi aikštelė sukur. Daug slidinėjimo. Ąžuolas. Rado kamuolį. Ąžuolo nereikėtų prisimetinėti kamuolio pro nugarą. O ką jis gali pataikyti, bet čia nėra. Ir netuojam kamuolio. O kas yra kažkas. Netikslus perdavimas. Gustas priema kamuolį, ramiai žaidinėja. Iki galo žais Gustas. Ir čia Gaila. Devyniasdešimt antrasis numeris Ąžuolas Orbanas pasižengė pirmąjį kartą. Ketvirtoji Tornado krepšinio mokyklos komandinė pražanga. Žaidimas Tornado komandoje ant parketo grįžta 23 numeris Orestas Šiputis. Užsimeta kamuolį žaidėjiečiai. Nėra taip paprastai įsimest. Šiek tiek lengvas paspaudimas. Kajus, 10 sekundžių atakai. O čia Ąžuolas kišteliu ranką 5 sekundžių. Belieka. Linija. Gerai. Mūsų kamuolys. Žaidimas Tornado komandoje ant parketo pasirodė trečiasis numeris Vytis Piekus. Kauno komandoje ant parketo grįžta 12 numeris Mailius Bulgakovas. Gustas. Važinėja kamuolį. Prieš Kajus Kibus gynėjas. Gerai moka gintis. Turim jaunas ir galę šalia. Fernandas. 7 sekundės. Ir šaukia 2 taškai. Armandas Kancevičius. Čia atakuoja žaidėjiečiai. Yra žiūrovų, kurie nesugeba peiti aikštelės per kitą pusę. Čia pražanga Vyčių. Ketvirta. Komandinė buvo, bus 2 baudos metimai. Pirmas žaidimas teisės. 14-16. Nusistumimas į nugarą, bet teisėjas Šilbukas kėlė. Ir nauja žaidėjas ataka, net kovoti kamuoliai. Stovi su kamuoliu, 5 sekundės atakai. O čia 7 sekundės, Žalgiris tęsia rezultatą savo naudai. Spaudimas. Galinės linijos, išmuša mus šiek tiek iš vėžių. O čia Armandas perima kamuolį. Armandas Kancevičius. Ir 2 taškai. Ir vėl 1 taškas Tornado pusėje. Negalim prasiženginėti. Nė viena komanda negali prasiženginėti, nes abi turi jau tokį atsaką. Tačiau kapitonas lietė kamuolį šiek tiek. Gustas. Ir baudų nėra. O čia žingsniai. Labai gerai, užspaudėm, mokam ir mes paspausti tą ataką reikia. Ir mažai žaidusi, Kancevičius keisto jo vaitas.
Ąžuolas tiesa kamusinės kamuolį. Armandas. Čia ties nesto kamuolio riba. Nerandu tašką. 19-11. Ir lieka 53 sekundės. 19-16. Vienas taškas Žalgiriam. Ąžuolas. Gražiai pasišaudina, gal dabar, ne, vakar nekrito, bet kapitonas traukia kamuolį. Kontakto teisėjas nešilpia, ne taip kaip vakar. Ir dar viena ataka mūsų. Ir du taškai. Ir persiriam rezultatų. Ir Juzėnas grįžta paskutinį atakai. 28 sekundėm. Sumetęs Juzėnas turi 7 taškus. Ir Ąžuolo būdas metimai. 19-21. Ir turbūt laikys iki beveik kėlinuko pabaigos. Kamuolį žalgiriečiai. Ąžuolas iš sunkių žaties. Čia pakova Ąžuolas. Čia Bulanovas, tas, kuris gali pataikyti. 4 sekundės. Nėra. 21-19 einam į trumpą pertraukėlę. Ir grįžtam po pertraukėlės. Į antrą kėlinį grįžta Arminas, Ąžuolas, Tomas, Orestas ir visi, ir Gustas. Ir žalgiriečių kamuolys. Juzėnas išmes kamuolį Mikalauskui. Mikalauskas žaidinė kamuolį ir žaidėjai rengia savo. Čia jau praleidom, bet nekrenta. O čia turėjo būti kamuolys mūsų. Taip. Tada gynybai buvo, išleidom laisvą metimą. Presas. Štai taip, užspausta dar kartą, mūsiškas užspaudė. 3 sekundės perėti. Ir pražanga. Išpraukavo Arminas pražangą. 8 sekundės Justas Juozaitis pasižengė trečiąjį kartą. Ir tai yra problema Žalgiriui gali būti, nes Kancevičius jisai toks trumpas metimas Ąžuolo. Gali pataikyti, bet ne šį kartą. Pamušė Orestas kamuolį. Gerai, kamuolys suvaikščia Žaliukas, dar kartą, gal šį kartą. Taip, vakar Ąžuolas viską išmetė. Visus netiklius metimus. Gal su 3-6. O, Juzėnas. Kiek žingsnių padarė? Pasižengė pirmąjį kartą pirmojo Tornado krepšinio mokyklos komandoje pražangą.
Keitimas Kauno komandoje ant parketo grįžta Stepanas Žilakauskis ir Martynas Puncevičius. Vis viena baudos metimą. Antras Liukėnas. 22-24. Plius 2 Tornado. Justas atžinė kamuolį. Žalgiris ir gali ragina gintis. Ilsisi pas mus ant Soliuko ir Armandas. Justas ieško ir ką toliau sužais, 5 sekundės atakį lieka. Labai gražiai Orestas. Gerai, puikiai tuo kamuolį. Čia jau 3 sekundės galėjo būti pražanga, pavėluota pražanga. Čia ne pražanga, bet teisėjo šilpukas pavėluotas. Šaunuolis. 35 numeris Martynas Puncevičius prasižengė pirmąjį kartą. Ir 2 baudos metimai. Ir grįžta aikštelę grįžta. Antras Liukas. Matėsi, kad sudėjo riešas Arminui, nusisuko kamuolys į kitą pusę. O Įzėnas tai yra ta įsisa, per kurią viskas sukasi. Čia renkasi šitokį metimą. Šitokios savačios. Keitimas Tornado komandoje ant parketo grįžta 8 numeris Grigoris Neski ir 4 numeris Armandas Puncevičius. Gustas vakar žaidė labai geras varžybas, labai patraukė su metimais, tai ieško ir poilsio minučių šiandien treneris, nes ir kaip teko kalbėti. Kaip teko kalbėti su treneriu, išmušė tos pražangos visus žaidėjus, nes nebuvo galima rotuoti žaidėjus tiesiog. Ir čia prarastas kamuolys. 24-25, plius 1 Tornado. Ir sužaista 2,5 minutės. Grįžta, Aižalas. Ir perdavimas Tomui. Laiko vietą atsirado Tomas, gavo kamuolį ir pakartojo taiklų metimą. Dabar reikia kažkaip apsiginti. Puolime pražanga Puncevičiui. Ir tai bus problema Žalgiriui. Ir ką jau keičia Marius. Keitimas Kauno komandoje ant parketo grįžta 12 numeris Marius Bulanovas. Armandas ieško kam išmes kamuolį. Ąžuolas priema. O čia teisėjas, nežinau kodėl nešilta pražangos, jeigu nugriuvo ant žaidėjo. Nu, keistas. Nesulaukiam šilpuko teisėjo. Tarsi mes net negalėjo pasimti kamuolio žaidėjas, jeigu ant čia nukrizo. Ir tas spaudimas mūsų muša iš vėžio. Kol kas mes jau neįveikam. 24-27. Ir taip priekia Tornado. Tomas, siečia pražanga Įzėnui. Mantas Įzėnas prasižengė pirmąjį kartą. Ketvirtoji krepšinio mokyklos Žalgiris komandinė pražanga. Gal grįžtai pavyks išsivaryti kamuolį. Kol kas tai yra mūsų problema. Grįžta, prieš Bulanovą. Armandas. Dar vienas sąjungą metimas. Sukerta trumpas. Ketvirtasis numeris Armandas Puncevičius prasižengė pirmąjį kartą. Teisėjas išvilgia pražangą, nežinau. Gal per pakartojimą atrodys kitaip. Ir čia žiūrint atrodė, kad
o žaidimas į kamuolį. Ir Kancevičius pirmas baudos metimas netaiklus. 24-27. Antras metimas taip pat bus netaiklus, matosi. Grįža. Grįža, dedikuoja mūsų žaidėjus, Arminas. Ir 2 taškai. 24-29. Lieka beveik 6 minutės. Plius 5 Tornado. Ir susitokėjo mūsų sirgaliai. O čia klaida gynyboje. Ir antrą pražangą Šilką. Nereikėtų Armandui gauti pražangų. Bet klausimas, ar Kancevičius pataikės abu baudos metimus. Labai netaiklus. Panašu, kad šitą žaidėją galima bauduoti. Pasižymėję prieš jį. Antras metimas taip pat netikrus, o čia apstonimas į nugarą, taip. Ir tai yra 2 baudos metimai. 2 baudos metimai! 2 baudos metimai! Ką jūs miega? Teisėjimo lygis. Taip negali būti. Tai nesąmonė. Armandas Kancevičius. Armandas pataikė baudos metimą. Armandas ir Armandas saugant. Treneris Armandas sudina. Palisėti. Ir aikštelio Restas. Žemų 5 žaidžia Žalgiris. Žiūrėsim, ką mes atsakysim. Galėjom dar esant reikalų prasižengt. Bet po vakar dienos jau nenorim prasižengėti. Suaktyvėja Žalgirio sirgaliai. Grįža, gavo pranašumą. Ąžuolas. Tai toks metimas, trumpas bus metimas, matėsi. Neslietė. O čia reikia grįžti. Restas. Negrįžta. Sustoja. Renkasi tiltas metimą. Trumpas metimas. Ir štai tokia bėgimas. Greitą ataką. Bet nespėjom sugrįžti. Ir pozicinė ataka. Ketvirtoji mokyklos komandinė pražanga. Tai kaip girdėjot, ketvirta komandinė. Ketvirtasis numeris Kajus Mikalauskas. Kajus. Žiema kamuolį. Tokis su kamuoliu. Kajus. Ir štai toksai metimas. Tomas gražiai pasisodina, vidutinis. Nėra, rankiškai čia reikia. Orgaitis tai tieks. O čia taip. Ir bauda. Nėra baudos. Kaip galima nematyti baudos, nesupratau. Metimų į krepšį metu. Kur atsiūs tavo įrašą, žmogau? Tai jeigu net garsas toks buvo, apie ką matyti reikia. Ne, ne lenta.
Prastas kamuolys. Mūsų trečią minutės pertraukėlė. 26-31. Pertraukėlės. Ir žiūrėsim, kokią ataką bus parengę mūsų komanda. 7 sekundės atakai, 5. Ir grįžtame į gynybą. 26-33, lieka 3:35. Ir kol kas lygiamės varžovų dvikovą, man atrodo, kas pirmas pradės pataikyti tritaškius, tie pradės laimėti. Labai netikliu. Arestas laimėjo kamuolį. Ir jie mūsų sirgaliai. Gustas. Tomas. Valiau Gustui. Išvygusi šiek tiek. Tomai, puikiai. Reikėjo tiesiog mesti krepšį, nepakėlė kamuolio aukščiau, o Žalgiris daro ragus šone. Treneris mūsų turi pasakyti, kada pražanga. Tik tada teisėja šito pražanga keitimą. Keitimas toje komandoje ant parketo grįžta 6 numeris Stepanas Žilakauskis. 26-33, 2:49. Gustas išdinėjo kamuolį. Pasitėbė, man atrodo, vakar Gustas nugarą. Ir čia nereikėtų varytis, reikėtų jo tiesiog pasirinkti pradžią pagaizinti metimą. Imituoti metimą tada. Lygioje vietoje tas kamuolys ir... Čia perdamas ir taškai. 28-33. Grįžtas Kuba. Į puolimą. Ir 2 taškai. Štai tokios mūsų sirgalių emocijos. 23 numeris Jonas Zalobauskas prasižengė antrąjį kartą. Minutės pertraukėlė. Dar vienas grįžos baudos metimas. 28-35, lieka 2:05 sekundės. Jeigu mes vakar kentėjom nuo pražangų, panašu, kad čia kenčia žalgiriečiai. Nepavyko. Greitas išpuolis žalgiriečiam ir pozicinė jų ataka. Krisdianas dar kartą rinks išeiti iš metimą. O čia jau blogai. Grįžo, pasiemo kamuolį ir traukia greitą ataką. Ir štai tokia, taškai. 28-37. Ir bent jau antras kėlinys yra Tornado naudai.
Neskys skatina gintis. Orestas pražanga. Trečia. Oresto pražanga. Ir Mantas į aikštelę. Trys. Oresto. 29-37. Plius 8 Tornado. Žaidimas Tornado komandoje. Ant parketo pasirodo 7 numeris Mantas Mažeika. Mantas keičia Orestą ir grįžta į žaidinėją kamuolį. Panašu, kad aikštė sustoja žalgiriečiai. Na tai, kai taip pintaškai nekrenta, tai reikia stoti aikštę. Tomas pritrūko šiek tiek. Pražangom gintis nebegalim, aišku. Aikštė stojam ir mes. Vienas mes rytiškai. Taip, dar mes. Dar nėra. Tai čia nepasiėmėm kamulio. Nusimetimas. Įkrenta štai toks metimas. 33-37 ir paskutinios sekundės. Žiūrėsim, to ir baigsis. Negalim iki pabaigos laikyti, lieka 2 sekundės. O čia prasidžiang nereikėtų. Ir neprasižengia, 7. 4. Ties, gustame. Ai. Po 2 kėlinių, 37-33, priekėje Tornado krepšinio mokykla. Einam į ilgą pertrauką. Prievojimais trečiajam kėliniui grįžta komandos. Grįžtam į varžybas ir belieka kitų 20 minučių. Mikalauskas imasi iniciatyvos, kaip ir pirmoji pusėje. Ir net susikūrė sirgaliai Žalgirio. Mūsų sirgaliai tokią stylį ir buvo pražanga. Šeštasis numeris Leonas Žematovskis pasižengė trečiąjį kartą. Pirmoji krepšinio mokyklos Žalgiris komandinė pražanga. Kenčia šiandien Žalgiris nuo asmeninių pražangų. Gusas išmeta kamuolį, kas priims. Armandas priima kamuolį, kol kas Armandas dar neįjungia savo režimo. Pasitoja. Nuo kojas nuo kamuolys. 25-27. Reikia pavalyti aikštelę. Žalgiris ir gali. Kaip normalu prasideda sirgalių kovos. Juzėnas prieš Užtvaros, prieš Arminą. Tačiau Arminas pasiema pražangą.
Bet ir metimo metu, ne? 27 numeris Vilkas pasižengė pirmąjį kartą. Pirmoji Tornado krepšinio mokyklos komandinė pažanga. Vizualų baudos metimas, 25-27. Kol kas prieki Tornado. Pirmas metimas taiklus. Švelnina iki vieno taško skirtumą. 27. Antras metimas. Gustas priema kamuolį. Žaidinėja kamuolį Gustas. Gustas Armino. Gustas. 6 sekundės atakai. 4. Čia. Čia ne, pasisekė, kad neįmetam. Vėl trečiasis kėlinys. Taigi vakar dienos scenarijus nepasikartos, nes neturim tiek buferio sukaupę kaip vakar. Keitimas tokimas Ragio komandai. Gudaitis keis 8 numerį. Žalgiris persirė rezultatą savo naudai. 38-37. Antras metimas taiklus ir 39-37. Arminas išmetinėjo kamuolį. Toks sudėtingas kamuolio išmetimas. Spaudimas. Gusto. Armandas. Čia nepraėjo. Perdėjimas. Tik taip per giliai buvo. Arminas įmintas po krepšiu. O čia Tomas. Daro daug nematomo darbo Tomas. Čia pražanga. Numeris 7 Mantas Juzėnas pasižengė antrąjį. Keitimas Tornado komandoje ant parketo grįžta 8 numeris Grigorijus Leski. Sunkesnės šiam varžybos Gustui, bet viskas gerai. Visi yra komanda ir Armino baudos metimai. Antras Vilkas. Ir lygina rezultatą 39-39. Ir Orestą keičia Ąžuolas. Antrasis numeris Ąžuolas Hofemas. 2 žemai valdo Kajus. Norėsim kas per derinys. Džiuzėno derinys bus, taip. Ir bauda. Arminui. Ne, Tomui prašau. Ne, Arminui vis dėlto... Ir 2 baudos, vis vieno 2 baudos metimai. Ir matau, kad Tomą keis Orestas. Netaiklus pirmas metimas. Nedaug taškų įmetė komandos. Gynybinis veiksminės, kaip vis dėlto 30 nekvėta kol kas komandom. Tai kas pirmieji 3 taškus tie. Keitimas Tornado komandoje ant parketo grįžta 23 numeris Orestas Šeputis. Ir Ąžuolas priema kamuolį. Bando Tomo treneris dar Ąžuolą. Ir štai toks Štai toks epizodas. Nelaužykit baldų.
Tai mūsų trenerių pasveiksina pasisėję, kodėl nebuvo žangos, o čia grįžta. Pramiegojo ir skirtumas didėja iki 3 taškų, 42-39 Žalgirio naudai. Ąžuolas. Trūksta kitose varžybose šiek tiek Armando, gal indėlio. Vienuolika sekundžių ataką dėl lieka. Žienas kaip visą laiką mėgsta pakalbėti. Štai taip. Aukštai šoka Bulanovas, bet ne visą laiką reikia šokti aukštai. Ir vienas baudos metimas. Ir rezultatas lygus 42-42, abidvi komandos turi po 3 komandinės pražangas. Grįžo Girbas su Kajum, toliau. Pats Grįžo norėjo Kajų dengti. Iššūkis mėgsta Grįžą. O čia reikia arčiau, bet negi kris. Ai, gaila. Neįkrito. 23 numeris Jonas Zarbauskas žaidė trečiąjį kartą. Ketvirtoji krepšinio mokyklos Žalgiris komandinė pražanga. Armandas labai gerą poziciją užsiėmęs, bet nei teisėjai nemato, nei pats Armandas pasako, kad kartojo, keičiamės. Taiklus metimas Armino. 20 taškas. Ir 21. 45-44. Plius vieną Žalgirio. Ai, gaila. Gaila. Visa yra. Ir Kajus. Kol kas vienintelis Kajus, kuris laiko. Ir čia nepataikęs po krepšio. Restas, Ąžuolai. Išeigos Ąžuolas. Ir čia vienas kitam gal pamaišė Armandas su Arminu. Kas dengsis? O čia jau pagalba nėjo. Arminas. Ir išgelbėjo kamuolį ant ties klaidos riba. 47-44. Sužaidus 4 minutės. Armandas priema kamuolį. Grįžta. Nešė perduot kamuolio. Ąžuolas renkasi tritaškį metimą. Ir gaila. Trečia. Asmeninė žiena. Ir Aresto du baudos metimai. Įklosimas. 47-45. Mes dar turim vieną komandinę pražangą. Galim išnaudoti, esant reikalą. Pakito keli tritaškai Žalgiriui. Ir čia mūsų mažiukai truputį užmigo. Nepasėmė kamulio. Ir Vyzienas užminė kamulį. Arestas turi 3 pražangas, bet čia lengva metimą atiduoda. Ąžuolas. Pasivežė. Eita žanga, 4.
84 pražanga. Prasižengė ketvirtą kartą. Lyg atrodytų, turėtų lengviau žaisti, nes aukštų žmonių nebelieka pas Žalgirį. Matysim, ar sugebėsim išnaudoti šitą situaciją. Kviečiasi mūsų treneris Oresta pas tave. Ir aš žinoma, tai žinau, baudos metimas. Ir čia niekas nebėga, pasiimti kamuolių, nežinau kodėl. Mūsų mažiukai neateina į pagalbą. -4, žiūrint iš Ronaldo pozicijų. 49-45. Čia stovi. Ir Juzėnui už kalbas reikėtų duoti spėjimą. Numeris Arminas Vilkas prasižengė antrąjį kartą. Nu, atsiprašau, pražanga Arminui. Šalpukas visiškai pavalotas. Net neįsgaudau šalpukas, esu pasakus. Ir gaila, vėl dar vienas atkovotas kamuolys. Čia Ąžuolas pražanga. 92 numeris Ąžuolas Valtenas prasižengė antrąjį kartą. Turim bėdų su kamuolio atkovojimu. Atrodo, neturi aukštų žmonių, pagrindinių centrų Žalgiris, bet nesikuojam, daug kamuolių, tai 4 taškai. Keli minutę praušėm 8 taškais, bet ir Žalgiris nepataikė. Ąžuolas metimas. Ir grįžta. Organizuoja ataką. 50-45, 5 taškai Žalgirio. Reikėtų kažkam įmest taškus. Restas. Greitas rankos ir kamuolys atitenka Žalgirio. Nu, Restas paliko kamuolys. Staptelė mūsų komanda. Žiūrėsim, ar parodysim charakterį ir ištrauksim, ar visgi ne. Dar daug laiko, visas ketvirtas kėlinys. Vienas prieš Ąžuolą, o čia bereikalingai. Ąžuolas. 92 numeris Ąžuolas Valtenas prasižengė trečiąjį kartą. Nusimasęs mūsų treneris, galvoja ką padaryti. Ir grįžtų iš Šalės Gustas, iš Ąžuolą. Ir skirtumas auga iki 6 taškų Žalgirio naudai. 50-45, lieka 4 minutės 11 sekundžių. Ir nusėmė kamuolį Arminas pagaliau. Neatidavė. 6. Ir Ąžuolas stringasi. Ir spaudė dėžutę. Komanda pasiruošė. Nesuvaikščiojo. Komandos draugai nesubėgiojo taip kaip reikia. Ir būtų kam atiduot kamuolį. Čia toks spaudimas mūsų galinės linijos. Žalgirio sirgaliai. Išsikeitimas. Nieko neduoda, tai išsikeitimai Žalgiriui statiškai. Ir Mandas.
Pasiemo kamuolį, reikėtų užpulti. Neprisimenu, kada nesimetėm paskutinius taškus. Grįžta, užsvara Armino. Grįžta Lenkas į tritaškį metimą. Ir pagaliau. Ir mes kažką pataikom. 51-48, 3-11 lieka. Ir visi kamuoliai Rudaičiui ir Juzienui. O čia... Kaip sakiau, kurie pirmi pradės pataikyti tritaškius, tie nulauks varžybas. Negalime grįžti metimą. Ne, nėra. Gaila. Galėjo mes iš po krepšio. Bet nusprendė. Ne, čia dalinai. 23 prasidėjo ketvirtą kartą. Žaidimas Kauno komandoje ant parketo grįžta šeštasis numeris Stefanas Šilakauskis. Vienas tampa problema. 18 taškų surinko vienas. Visas pas mus kol kas turi 2. Armandas 9, Tomas 2. Armandas 3. Pirmas buvo kritimas taiklus, 55-48. Vakar klaipėdiečius taip ir nulaužė, Žalgiris per trečią kėlinį sumetęs. Nežinau, kaip kritas, taip pat daug. Žaidimas Kauno komandoje ant parketo grįžta 11 numeris Tomas Vaitkus. Visas. Tomas, Grįžta. Kristas įdė kamuolį Grįžtai. Čia pražangos nėra. O štai toks išdėjimas. O čia 2 taškai. Mūsų treneris gauna techninę pražangą, nes tokių baudų nepamatyti, tai reikia sugebėti. Einame minutės pertraukėlę. Gavo, nes jau nežinau, ką reikia, kur žiūrėti, kad nepamatyti. Nenorėjau Juzienų ketvirtą duoti. Baudos metimas už techninę pražangą mūsų treneriui. Bet kamuolys nemeluoja. 58-48. Ir minus 10. Įdomu ar Tornado. Susikaups ir sugebės ištraukti varžybas. Atstumti ir mūsų sirgaliai. Zona. Armandas iškliūs. Trumpas metimas Armandas. Nėra. Ir lieka minutė 46 iki trečio kalniuko pabaigos. Buvanovas. Ir vėl viskas per Juzieną. Trumpas, taip pat metimas. Visas. Ieško. Labai pavojingi perdavimai tokie. Labai lengvas pasiekti žaidėjams. Ir štai Armandas. Armandas Vilkas. 58-50. Reikia žengs į vieną. O čia atėjo Armandas. Iš nugaros gerai. Reikia greitą ataką. 5-4. Oi. Kaip neužtikrintas perdavimas viso. Ir prasižengt negalim. 58-50. Minus 8 taškai. Nėra.
Grįžta. Bando aštinti situaciją ir mūsų taškai. Mūsų kamuolys atkišuoja taškai. Iš dienos turėtų peržiūros. Bet manau, čia kompensacija už priešai nesušiltą pražangą. Nes ketvirta pražanga iš dienų būtų pats. 5 sekundžių. Niekas nepasišūlė ir štai toks. Situacija. Lieka 21 sekundė lieka. Tai tas pats panaši situacija. Ir mūsų kamuolys. Galim laikyti iki pabaigos. O čia dabar reikia užšvaros. Laiko Armandas iki pabaigos. Ai, gaila. Po 3 minutės 58-50 priekėjo Kauno krepšinio mokykla Žalgiris. Einam į pertraukėlę paskutiniam kėliniui. Ir ką lemiamas 10 minučių. Arba kitų 10 minučių nebebus. Kaip būtų gaila šitai nuostabiai komandai. Tai yra paskutiniai metai krepšinio mokykloje. Ir mes pradėsim varžybas. Arminas, Tomas, Grįša, Ąžuolas. Ir Grįša. Arminas, Grįša, užvara, pražanga. Šeštasis centras, Steponas Žilatauskis pasižengė 4. kartą. Pirmoji krepšinio mokyklos Žalgiris komandinė pražanga. Toks sudėtingas kamuolio priėmimas. Nėra. Negalėjo Tomas kitaip. Kamuolį galbūt ištraukęs, bet dėja. Lėtas kamuolys, gerai. Bus metimas iš 3, taip. Grįžta. Ir 11 taškų jau skiria komanda, 61-50. Sustoja mūsų komanda. Sako, tai taškų Darvinas. 61-53. Ir dar niekas nepavilta, 8 taškai. Tiesiog reikia kažkokiu tai būdu apsiginti. Ne. Ir kamuolys žaidėjų rankose. Žaidimas Kauno komandoje parketu grįžta greitas ir Simaitis Bulanovas. Taškai. Ir kamuolį nepasiemam. Ta pati problema. Ir Ąžuolas. Nebauda. O už tokias emocijas galėtų būti ir įspėjimas.
24 numeris Jokūbas Rudaitis prasižengė pirmąjį kartą. Armando 10 taškas. 61-54. 61-55. 6 taškai. Ir Kajus. Smagu žiūrėti, kad 27 metų vaikinai turi didelę rolę šių komandai. Armandas, Ąžuolas. Ir čia Ąžuolas galėjo perduoti kamuolį. 63-55. Trūksta aštrumo mūsų komandai. Ir baigėsi 8 numeriu, ne? 24 numeris Jokūbas Rudaitis prasižengė antrąjį kartą. 6 taškai. Mes neturim komandinių pražangų. Turbūt ir nuovargis daro savo Arminą. O čia nesportai, taip, teisingai. Ir tai yra pabaiga. 8 numeriui. 8 numeris Justas Juzaitis, baudžiamasis puolimo prašymas. Kartuoliai asmeninė pražanga, ketvirtoji Žalgiris komandinė pražanga. Kauno ekipoje ant parketo grįžta 23 Jonas Jakubauskas. Partizano komandoje ant parketo grįžta 23 numeris Orestas Šeputis. Keitimas pas mūsų komandoje, Arminui duoda pailsėt. Ąžuolas metimą. 63-58, -5. Gaila, antras netaiklus. Ir lieka 5 taškeliai. Tomas ima kamuolį, atiduoda Ąžuolui. Ąžuolas, Armandui. Grįžai. Atgyja ir mūsų sirgaliai. 2 taškų skirtumas ir 7 taškai, 63-61. Nepadėjo niekas Grįšai. Keitimas Kauno komandoje ant parketo grįžta 6 numeris Stepanas Žilotauskis. Būtos metimai. Nėra. Nežinau, kaip minutų žaidė Kailas, bet irgi nemažai. Laikosi komanda. Kol kas yra Kailas. Mūsų komanda. Man atrodo, kad kamuolys išėjo nuo Armando pamušimo. Žiūrėsim. Tai toliau, 63-61, 6-45 lieka. Visa. Armandas iš 3. Tada kada reikia. +1 mūsų. 63. Nežinau, ką palaikys neutralus ir gali, gal nieko, nes jų nelabai yra. Žingsnį. Nežinau. Man pasirodė, kad žingsnį. Autas stogas. Nebedaug galėtų. Ir pražanga. Ir tai yra 2 baudos metimai. 6 numeris Stepanas
kaip ir sakiau, pražangos kažkada atsiliepti, nes daug žaidėjų po 4 pražangas turi. Ir Armandas eina mes 2 baudos metimų. Du baudos metimai. Armandas Pancevičius. Šešiasdešimt 65, lieka 6 minutės 11. Armandas Pancevičius. Ir mes galim pakankamai agresyviai gintis, nes ir turim vieną komandinę pražangą. Pažiūrėsim, ar tai ar darysim. Aduomas kamuolys Vizdienui, Vizdianas mes vytaškį. Ir mūsų kamuolys? Ne. Tai liktai buvo, atrodė, kad kamuolys sikoja Vizdienui pataikė. 4 sekundės atakai. Ką padarys? Rastus atsistumimas. Krenta po krepšių Orestas. Armandas persivaro kamuolį. Ir čia pražanga. Dar 2 baudos metimai. Vizdienui yra 4. Vizdianas pasižengė 4 kartą. Ir 2 baudos metimai Armino. Šiaip žaidėjai neturėtų taip vaikščiot. Ir turėtų daug pakartoti. Bet jisai nieko nesako. Šitą situaciją. Ir Armando dar vienas metimas. 63-68. Ir nuo minus 10 iki plus 5. Dabar reikia apsiginti. Turim vieną komandą, galim protingai išnaudoti. Taip ir padarysim. Šajus. Arminas praškydo ir... Dvidešimt septintasis numeris Arminas Vilkas pasižengė 3 kartą. Baudos metimai. Kažkaip šitą krepšį nelabai. 63-68. Reikia atsitraukti kamuolį. Grįžtam. Persigavo kamuolį, rodo derinį. Omui, ne. Ar jau grįžtai. Ir tai iškeltą ranką grįžta metą. Ir netikrus metimas. Ir vieną metimo varžybas. 65-68. Domas toliau dengia Vizdianą. Rudaitis, Šarmina. Dar vienas išmūsų. Pažanga tam. Dar viena pažanga Arminas. 27 numeris Arminas Vilkas pasižengė 4 kartą. Keitimas startuoto komandoje ant parketo grįžta 92 numeris Ąžuolas Botanas. Rudaitis. Nėra. Varžybos tampa įdomios. Lygios. Lygiavėčių pirmąją vietą užėmusių komandų Nikolą. Grįžta. Užėmė kamuolį. 2 taškai. 66-68. Plius 2 Tornado. Grįžta.
Stringa kampe. Jeigu Zienų 5 pražanga, galėtų duoti techninę pražangą. Taip, labai teisingai. Už tokias emocijas. Pasižengė 5 kartą. Ir taip pat numerį gali Mantai Zienai skirta techninę pražangą. Gavo 6 pražangas bendroje sumui. Orestas Šeferis. 69. Ir dar du baudos metimai. Orestas. 66-70. Du metrus, 3 naudos metimus ir 66-71. Žiūrėsim, kaip dabar klostysis Žalgirio žaidimas. Ir turi žaidėjų, kurie gali žaisti, tas pats Kailis, tas pats Majus, tas pats Rudaitis. Imasi iniciatyvos Kailis, buvo netaiklu, bet reikėtų perėti per 8 sekundės aikštelę. Padėsim. Ar sugrius komanda? Tai Ražlas. Puikiai, Aroliukai, šaunuolis, spėja visą laiką varyti. 66-73. Sustoja. Komandas. Ir čia gerą pražangą pasiema Orestas. Ketvirta tik tai komandė. Ir Žalgiris prašo minutės pertraukėlės. Ir grįžtam po minutės pertraukėlės. Ką, paskutinio 3 minutės, neaišku, kaip jos baigsis. Einamų momentas geresnėje padėti yra Tornado. 66-73. Grįžo aikštelė ir Arminas su 4 pražangom. Reikia neprasižengti, ypatingai kvailai. Ir čia Kajus. Ir Ginsas. Vieno kamuolys mūsų. Ne, Žalgirio. 2 valandas palietė kamuolį. Reikia neužmigti gynyboje. Geras susikeitimas. Ir čia bauda buvo. Armando nespėjo. Ir baudos metimus meta 20 vietas numeris Rudaitis. Turintis taip pat 3 pražangas. 67-73. Lieka 2-43. Dar antras baudos metimas. Ir čia 2 baudos metimai. Girdėjot, 9 pražanga Bulanovai, o grįžai einamės baudos metimu. Geras spaudimas. Aišku, laikas stovi, bet jeigu pataikysim baudos metimus. Taiklus metimas. 68-74. Ir pats grįžta, duoja kamuolį Tomas. Gerai, pakovojo dėl kamuolio.
Atskleisiu, kad vienas iš taikinių puolime yra Bulanovas, 68-76, 2-22. Čia buvo kiek palikęs visą savo žaidėją. Kajus. Mes tai taškį rinksim. 10. O tai čia. Ir čia jau gelbėjom Bražovus. Gelbėjom Bražovus ir matau, dar Mandas pasimučia kamuolį. Svarbu dabar nepanikuot. Kamuolys pas Ąžuolą. Armandas. 10 sekundžių atakai. 6 taškai, 70-76. Ai, gaila. O čia reikia grįžti gynybą. Nes niekas dar nebaigta. Ir 2 baudos metimai. 11 numeris Tomas Rimkus pasižengė 4 kartą. Žaidimas Tornado komandoje ant parketo grįžta 35 numeris Gustanas Vačinskas. Ir šitas tai, bet jie gali skirtumą gali sumažėti iki 4. Taiklimas. Rūraitis. 72-76. Ąžuolas. Kampo Ąžuolas. Armandui. Reikėtų žaisti, netempt laiko, nes laiko dar tikrai per daug yra. Ir Antaliukas kyštelė ranką ir 2 taškai. 72-78, lieka minutė 10. Arčiau pergalės, kol kas yra Tornado. Vėl išsikeitimas, Rudaitis prieš Arminą. Tai tardymas į šoną ir... Bulanovas įmeta 3 taškus. 75-78. Grįžta. Ąžuolas. Reikia dabar, matau, Tornados puls. Tai bus daug kas. Grįžta. 6 sekundės atakai. Kažkoks galėtų pačią pražangą. Ir antram numeriu tai yra pirma. Antrasis numeris Nedas Vydmantas pasižengė 1 kartą. 75-78, lieka 36 sekundės ir grįžtos 2 baudos metimai. Bus minutės pertraukėlė, jeigu grįžto pataikys abu 2 baudos metimus. Gaila, pirmas netikros. Grįžto čia metęs 11 taškų. Antras baudos metimas. Tai yra 4 taškai, ne, nėra minutės pertraukėlės. Ginamės. Taupo Žalgiris dar minutės pertraukėlės. Žiūrėsim, Bulanovai nereikia duoti mes. Čia nesikuo kamulio ir grįžta. Ir pavyko kamuolys. Dar 2 baudos metimai, lieka 20 sekundės. Antrasis numeris Nedas Vydmantas pasižengė 2 kartą. Tornado fanai palaikykite prie baudų metimo linijos. Grigorij Leski. Tornado fanai susikūpę tiesiog yra. Nežinau, ar tai grįžtai padeda. Patys girdit, grįžta. Mūsų fanai palaiko grįžta. Ukrainos vėliava yra. 75-80. 75-81. Minutės pertraukėlė. Lieka 20 sekundžių šitame finale. 20 sekundžių. Manau, jeigu Žalgiris nesuorganizuos dabar atakos geros, tai ne. Čia Armandas Stogas.
9 sekundės ataką, 15 iki auksinio finalo pabaigos. Ir teisėjas tada mums kamuolį ir tai, manau, yra viskas. Ir 8 sekundės. Stengiasi prasižengti, nežinau kam, nes 6 taškai ir 5 sekundės. Vidmantas prasižengė trečiąjį kartą. Pasituokit. Patys girdit, atsistoja mūsų sirgaliai, duoja grįžą. Ir 75-82. Ir 75-83. Ir sakant, grįžą sužaidė tada, kada labiausiai reikėjo. Ir šaunuoliai vaikinai, šaunuoliai. Ir Artiomas Anvinovas super, su pergalė visus šaunuoliai vaikinukai. Visas sezonas buvo ėjom link to, kad laimėtume.